Labadiena, mėly Facebook'o draugai ir Vitanos puslapio sekėjai. Jeigu prisimenate, prieš kelis mėnesius mes jūsų klausėme, kokius preparatus norėtumėt matyti Lietuvoje ir pateikėm jums apie 10 pozicijų visų įrodytų efektyvumo vaistų. Taigi, atsižvelgiant į jūsų nuomonės rezultatus, mes jums jūsų teismui pateikėme. Pirmąją vietą užėmė gliutationas. Yra pats stipriausias antioksidantas. Mus iš išorės atakuoja ir ore, ir maiste, ir vandenyje, ir iš vidaus daugybė oksidantų, kurie susiformuoja streso metu. Gliutationas yra pats stipriausias antioksidantas, kuris saugo mūsų ląstelių membranas, ne tik išorinės, bet ir vidinės struktūras, tai yra mitochondrijos, branduolys, branduolėlis. Tai daro gliutationas. Antroje vietoje. Anksiolitikas Bacopa Monnieri. Bacopa yra kažko panašiai ašvagandą, tačiau yra ir skirtumų, yra tam tikros specifikos. Tai yra vaistas prie padidėjusio nerimo. Na, dabar nerimo tikrai per akis, tai labai logiškas yra jūsų balsavimas. Trečiasis. Vitaminas C, liposominė forma. Jis vienodai balsų buvo vitamino C ir baltymo, bet kadangi baltymo yra pilnos krautuvės, vištienos ir varškės, mes pasirinkome vitaminą C. Atrodytų dešimtmečiais jo pasiūla yra milžiniška, tačiau teisingų dozių, teisingų farmakologinių formų yra gana reta. Yra paradoksas. Ir vitaminas C teisinga dozuoti, be rizikos perdozuoti ir kažkokiu patirti šalutinių poveikių, kurio yra gan rimtų. Ir liposominė forma yra todėl, kad sumažina jo suirimą ten, kur nereikia ir pagerina rezorpciją ten, kur reikia. Ir naujų produktų išleidimo proga mes jums siūlome 20% nuolaidą produktų rinkinį. Jeigu jūs rūpinate savo sveikatą, esat prieš pavasarį pasilpę, ar ten kažkokia ora sklando toksiška molekulė, tai yra rinkinys jums. O dabar sveikinu jūs visus su Valentino diena ir sveikinu nuoširdžiai ar nenuoširdžiai? Nuoširdžiai. Nuoširdžiai. Linkiu jums meilės dienos proga bent jau tokios, kad tėvai kalbėtųsi su vaikais, vaikai kalbėtųsi su tėvais, kaimynas su kaimynu, brolius su broliu. Kad jūsų mėlieji lėtinės ligos, kurias didžioji dauguma iš jūsų patys įsidedam savo į kūną, nesukeltų stiprios simptomatikos, bent jau gyventumėt be skausmo. Kad ir jūsų pajamos, ar tai pinigėlio forma, ar tai kortele, būtų bent jau tokios, kad ne tik tai, kad už šilumą, sąskaitą ar mokėtumėt batoną ar kažkokią analgetiką, bet kad užtektų kažkokie pramogėliai, pirteliai, kelionėliai, dovanai mamai, vaikui. Na ir kad kurioje pusėje, Vilnius toje pusėje, taip? Ir kad ten tie Lietuvos visi, vis dėlto, kad ir kaip besistengtų, netitemptų į mūsų šalį karo. O sveikint nenuoširdžiai. Pabandom. Mėlieji, Valentino dienos proga, aš linkiu jums džiaugsmo, sėkmės visur, sveikatos ir meilės, didelės. O tokios kaip mano jums, kad aš tiesiog galiu išplėšti širdį jums ir atnešti ant delno.